Labas vakaras, gerbėmi žiūrovai. Čia laida apie pykčio. Mes sugrįžtame po pertraukos. Malonu pasakyti šitą, kad sugrįžtame ir matyt tenka orientuotis į kitą laiką. Sekmadienio popietę. Trumpa sekmadienio popietę. Nepaisant to, kad laikas nėra mūsų sąjungininkas, mes tenksimės kaip galima intensyviau ir giliau analizuoti procesus, kurie, suprantama, negali nekelti mūsų rūpesčio Lietuvoje, Europoje ir apskritai pasaulyje, kurį mes atpažįstame kaip savo 21 amžiaus pasaulį. Šiandien be abejo tema yra padiktuota pačios tikrovės. Prasidėjo olimpinės žaidynės ir nepaisant to sugriauti visi olimpinės chartijos idealai. Prasidėjo karas. Karas, kuris prasidėjo, galima sakyti, visiškai tuo pat metu kaip ir olimpiada. Ir pasaulis gyveno tarsi dviem režimais. Karas, nerimas, karo nusikaltimai, keista politika, kurią atrodė jau įveikė pasaulis. Ir tuo pat metu olimpiada, kurią sulaikę kvapą žiūrėjo milijardai žmonių. Va apie tą paralelizmą ir labai keistą gyvenimo logiką ir norisi kalbėti su žmogumi, kuris visada į procesą žvelgia giliau negu paprasti techniniai komentatoriai. Man malonu padėkoti už tai, kad pirmą kartą šiame sezone į mūsų laidą atvyko ir jai garbę padarė didelė profesorius Vytautas Landsbergis. Labas vakaras. Labas vakaras. Ačiū, kad jūs pas mus. Ir profesorių, iš karto aš noriu tada jūsų paklausti. Juk atrodo buvo atsisveikinta jūsų pasauliu, kuriame dominuoja kumščio teisė. Ir atrodė, kad Rusija, nepaisant problemų, nepaisant to, kad didžiulė ir demokratijos tradicijos gilesnės neturinti šalis sunkiai sugrįžta arba sunkiai pasiekia tam tikrą vakarietišką politikos būklę. Bet atrodė, kad vis dėlto yra atsisveikinta su ta tikrovė, kurią žymė Münchenas, Jalta, kurią žymė kumščio teisė. Kas įvyko? Kodėl taip greitai ir taip lengvai buvo galima sugrįžti prie kumščio teisės 2008 metais? Rusija nesusitvarko su istoriniu uždaviniu. Tai yra pokolonijinis laikotarpis. Vakarų demokratinės valstybės susitvarkė. Kai kur sunkiai, kai kur buvo įtampų, bandymų perversmų visokių, smurtų, bet susitvarkė. Rusija neturi demokratinės tradicijos, įpratusi gyventi pagal kumščio teisę per visą savo istoriją. Vienintelė vertybė yra teritorinė ekspansija. Ir Rusija, netekdama, kaip jis supranta, teritorijų, jautėsi labai nuskriausta ir nori vėl save sureikšminti tokiu primityviu būdu atgauti teritorijas ir dar platesnę įtaką, o priemonės neturi reikšmės. Visos priemonės yra leistinos, tai buvo sakoma daug kartų. Mes tą ir tą darysim, arba to ir to neleisim visomis priemonėmis, kurias turime. Na, tai likdavo kaip grasinimas, net ir mūsų narystės NATO atžvilgiu. Bet galų gale jie ir panaudojo visas priemonės. Taigi, Rusija yra tokia, kokia buvo. Kokia buvo Ivano Žiauriojo laikais ir Stalino laikais. Profesoriau, jeigu iškiltų klausimas, aš truputėlį galbūt dabar padarysiu mažytį minties šuolį ir peršoksiu nuo paties karo į Gruzijos ir Rusijos santykius. Mes juk žinome iš istorijos, kad Gruzija buvo tapusi ypatinga Rusijos imperijos dalimi. Dėl Turkijos grėsmės, dėl tam tikrų galbūt strateginių, politinių, geopolitinių dalykų, Gruzija pasirinko Rusiją kaip strateginį partnerį, vėliau tapo Sovietų Sąjungos dalimi, prarasdama nepriklausomybę. Ir vis dėlto Gruzijos likimas buvo paradoksalus tuo, kad gruzinai save suvokė kaip tam tikrą svarbę Rusijos karūnos dalį. Gruzinų humoras, gruzinų menas yra tapęs netgi rusų neretai pasididžiavimo, kultūrinio pasididžiavimo objektų. Kaip atsitiko, kad šalis, kuri atvirai pasakius buvo gana prorusiška, kurios elitas didžiavosi gera rusų kalba, karjera Maskvoje ir taip toliau, kaip atsitiko, kad šita talentinga šalis buvo demonizuota Rusijoje ir paversta priešų per tokį trumpą laiką. Negi vien todėl, kad prezidento Sakašvili asmo toks visiškai pasibaisėtinas, toks atstumiantis. Rusija tiesiog nepakenčia laisvės. Tų žmonių, kurie turi laisvės idealą, kurie vertina laisvę, kurie siekia laisvės, ypač jeigu tai mažesnės šalis, kurios negali pagrasinti didesnę už Rusijos jėgą, jos neturi teisės į laisvę. Jeigu jos nori laisvės, jos elgiasi įžūliai, jos provokuoja, jos antagonizuoja
savo buvusi šeimininką arba būsimą galbūt, kaip jisai mano, šeimininką. Ir yra kaltos ir su jomis galima daryti, ką nori. Tai čia labai man tai atrodo paprastai. Ir iš tikrųjų tai yra Rusijos problema. Čia ne Gruzijos klausimas, čia yra Rusijos ir visos Europos klausimas. Nes jeigu Rusija gali taip elgtis su bet kuriuo savo kaimynu, tai už tų kaimynų yra kiti kaimynai. Ir tai buvo Rusijos imperijos tradicija. Aplink mus priešai, vienintelis būdas juos užkariauti. Bet tada yra kitas kaimynas, taip pat priešas. Reikia ir jį užkariauti. Ir galų gale tai išsiplėtojo į pasaulinės revoliucijos ir pasaulinės raudonosios imperijos idėją. Tada jau nebūtų užsienio, nebūtų priešų. Štai toks globalinis idealas, kaip jūs žinote, apsistosim, kai raudonų žiedų visa žemė skaičiai sužydės. Iš klasikos, dėja, lietuviškos. Bet dabar reikia kalbėti tikrai ne apie tą istoriją, aš manau. O kas vyksta? O štai šiandien įtvirtinama Gruzijos tam tikrų regionų okupacija, jau pateisinant ją arba bandant įteisinti Maskvoje valdžios sprendimais. Ten vyksta kažkokie procesai pripažinimo nepriklausomybės. Marionetinio režimo, ten kontrabandininkų režimo Cchinvalyje arba tos Abchazų mažumos, kuri buvo padaryta dauguma, kai išvarė 4 milijono gruzinų, dabar išvarė likusius iš Kodori tarpeklio, turbūt iš Pietų Osetijos irgi išvarė likusius gruzinus, kurie ten gyveno pakaitom su osetinais ir niekada nekariavo. Bet Rusija pasiekė šito tikslo ir ji tuos 2 gabalus jau turi savo žinioj ir matyti ilgam. Ir pasaulis su tuo susitaikys, be abejo, ir Gruzija turi susitaikyti de facto. O de jure tai bus, nežinau, gali būti dešimtmečiams, kol Rusija pati nesugrius, tai ir bus tokios, provincijos, globojamos, ginamos ir de facto Rusija. Ten pabaigs duoti visiems Rusijos pasus ir taip toliau. Ir aš nemanau, kad pasaulis kada nors tai pripažintų. Bet tai pasaulis gyvens pagal dvejopas taisyklės valstybių santykiuose. Ką Rusija užėmė, tai yra Rusijos. O pasaulis pasakys ne, kad Rusija jėga užėmė, tai nėra Rusijos. Teisiškai nėra Rusijos, taip kaip ir mes buvom užimti, bet nebuvom Rusijos, nebuvom Sovietų sąjunga. Ir mums nušvito proga pakeisti padėtį, o ten ilgai nenušvis. Bet tai yra Rusijos okupacijos periodas, kuris bus ilgas ten, bet svarbu, kad jis nebūtų ilgas tose papildomose teritorijose. Nes Rusija jau skelbia, kad ji dar kažkokią zoną turi teisę užimti, dar turi teisę užimti Poti uostą prie Juodosios jūros, savo prisirašo visokių teisių. Nors tas sutartys visos yra sulaužytos, jeigu ten kažkada buvo kokia nors užuomina padaryta apie saugumo, kokia tai ten dar papildoma teritorija. Dabar tai yra okupacija, kuri dar reikalinga ir blokadai. Blokada kitos valstybės irgi yra visiškai neteisėtas dalykas. Taip pat kaip okupacija yra neteisėtas. Tai ten nėra ko net klausyti, ką Maskvoje valdovai kalba. Bet juk akivaizdu, kad gali tokią politiką vykdant ateiti kitų šalių eilė. Tai yra tam tikros rusų mažumos, kurias gali tekti ginti ginklų, arba tiesiog kurstyti separatistinės nuotaikas. Juk kalba eina šiuo atveju apie politikos kažkokį tai darimą, kuris aiškiai, aš sakyčiau, yra kriminalinis. Aiškiai yra prieš tarptautinę teisę. Iki kokio laiko tarptautinė opinija gali tos dalykus, priimti daugmaž? Kaip Jūs manote? Žiūrėkit, mes galim prisiminti Fiodorą Dostojevskį ir garsų jo personažo Smerdiakovo posakį. Ras Boga net, все дозволено. Kadangi Dievo nėra, tai viskas leidžiama. Štai tas yra įgyvendinta. Dostojevskis numatė būsimą revoliuciją, bolševizmą ir galų gale iki šių dienų. Kadangi, apie Dievą ten pakalba, tai tas nesvarbu, bet Rusijos variantas dabartinis,
kadangi nėra tarptautinio bendrabūvio principų, kadangi nėra jokių universalių žmogaus teisių, kadangi nėra tarptautinės valstybių santykių teisės, nėra tarptautinės humanitarinės teisės, jie rodo, kad nėra jiems to visko. Tai viskas leidžiama. Tai viskas ir leidžiama. Galų gale nėra net garbės ir garbingumo sampratos. Tai nuostabiai pasirodė, kai Prancūzijos ir Europos laikinasis prezidentas Sarkozy kreipėsi į prezidentą Medvedevą. Tai pacitavo ten dalyvavęs ministras Kušneris. Sarkozy kreipėsi į Medvedevą. Ponas Medvedevai, jūs dar toks jaunas, jums dar tiek gyvenimo prieš akis, o jūs jau kelis kartus sulaužėt savo žodį. Kodėl jūs save taip naikinat? Gal jį naikina Putinas, mes to nežinom, pakišęs ir liepęs taip elgtis. Bet tai yra labai paprastas klausimas. Iškia, garbės nėra. Žodis nieko nereiškia. Kai aš tą bandydavau sakyti, kad ne vienu žodžiu negalima tikėti iš Maskvos, tai atrodė čia radikalus vertinimas, bet tai dabar taip yra. Jūs gal skaitėt, buvo prieš karą tokia knygutė Pivošos, Vyrai nesijuokit. Ir ten buvo viena tokia frazė, paskaitykit, viena tokia frazė apie vieną tokį kažkokį nevykėlį, kuris kažką ten kvailai darė, o jį stebėjo moteris ir sakė, dar toks jaunas, o jau. Mes tą mano jaunystės laikais dažnai naudodam tarpusai. Bet štai taip yra. Dabar tas buvo pasakyta apie Medvedevą. Dar toks jaunas, o jau sovietas. Žinau, ką dar galima pasakyti. Tai Prancūzijos prezidentas pasakė Europos vardu, pasakė privačiai, kreipdamasis, tai tu pagalvok. Ne, tų vertybių nėra. Darys viską, kas bus leista. O deja atrodo, kad yra leidžiama tai daryti. Žinoma, kai kalbė apie žmonių tragedijas, galbūt truputėlį šventvagiškai nuskamba teigiamų kažkokių tai aspektų ieškojimas, bet vis dėlto karas Gruzijoje, ar jis nereiškia istorinės tam tikros pabaigos, istorinės fazės pabaigos, kada Gruzija vis dar save traktavo kaip dalį Karūnos, kaip dalį Rusijos istorijos? Ar tai nėra paskutinių saitų nutraukimas, kuriam gruzinai yra pasmerkti tiesiog? Aš manau, kad taip, tai jau yra įvykę, gruzinai jau kai kurias sutartis nutraukė, kai kurias turbūt, arba mano, kad jos jau nutrauktos, galų gale kokie ten yra taikdariai, jie yra kardariai. Jie yra konflikto darytojai, o galų gale dabar tiesiog okupantai. Tai okupantus vadinti taikdariais, aš manau, kad net didžiausi Rusijos pataikūnai vakaruose galų gale turi stabtelėti šitoje vietoje. Gal ir stabtelės. O Gruzija, aišku, gauna nepriklausomybę labai brangią kainą. Čia dar pagreitino reikalus, dar pasirodė, kad ne visai išvalyta Abchazija buvo, dar ne visai išvalyta Pietų Osetija, jas galutinai pasiimti reikėjo dar šito karo ir papildomų žmonių išvarimo. O priedo dar užima kitas Gruzijos teritorijas, sprogdina dabar geležinkeliai. Tai yra terorizmas. Rusijos kariuomenė yra teroristų kariuomenė Gruzijai. Ar to pasaulis ilgai nematys? Ar sutiks su viskuo? Tai reikš Europos galą. Aš ir norėjau paklausti, ir vis dėlto aš suprantu, be abejo, šiuo metu tas satelito vaidmuo tam tikras, tas pataikavimas Rusijai, jį dar galim pamėginti suprasti kaip desperatišką pastangą, aišku ir klaidingą pastangą, mėginti užganėdinti agresyvią valstybę. Bet juk yra ribos tam tikros. Ar nėra taip, kad pagaliau iškils tam tikras nebe tautinės tapatybės, nebe kultūrinės, o politinės ir civilizacinės Europos tapatybės klausimas? Ar Europa toleruoja partnerį, kuris paneigia viską, kas yra susijęs su Europos politika?
Tas klausimas jau yra iškilęs. Nereikėjo nei Gruzijos karo. Europa užmerkė akis, gėdingai užmerkė akis dėl Čečėnijos sunaikinimo. Tai buvo tikras genocidas. 100 000 žmonių užmušti, kiti išvaryti, 40 000 vaikų nužudyta. Tylėjo, niekas apie tai nekalbėjo. Kai Rusijos daliniai puolė Beslano mokyklą ir žuvo 150 ar daugiau vaikų, tai žinoma labai skaudus dalykas. Apie tai daug kalbama ir Rusija eksploatavo šitą. Tai, ką pati padarė, prirašydama čečėnams ir taip toliau. Taip pat kaip ir Maskvos teatro žmonių išnuodėjimą. Lyg čečėnai juos išnuodėjo. Bet kadangi Europa su tuo sutinka ir jį jau sutiko anksčiau dėl elgesio Čečėnijoje, tai rusų vadovai žengė toliau. Jie nutarė, kad jie sutiks ir dabar, kur jie dėsis. Juk tai yra pasityčiamas požiūris. Ir tas žadėjimas ir netesėjimas, na ir ką čia, ot netesėsim ir ką jie mums padarys. Tai jeigu Europa leidžiasi taip žeminama ir dar ten sėdi strateginis partneris, kuris mums reikalingas, nes turim problemų su Iranu. O tą Iraną pati Rusija išugdė. Davinėjo technologijas, davinėjo uraną, tam, kad galėtų žaisti tokią kortą. Tai galų gale Europa susivoks, aš manau, bet gali būti per vėlų priešintis, arba jį gali būti jau taip suskaldyta, kad kai kurios net ir didelės valstybės sutiks tapti politinėmis satelitėmis. Vardan tam, kad nepablogėtų ekonomika, kad nebūtų nepasitenkinimo tarp gyventojų, jeigu pritrūks ten ar dujų, ar pramonė, ar namams, ar kam nors, reiškia, jau Europos pavergimas vyksta. Bet kadangi visi pavergimai turi savo atramą dvasioje, tai o čia ir vyksta didysis egzaminas ir jis dabar yra. Rusijos vadai matyt nutarė, kad Europa tokia supuvusi, kad jau viską priims. Arba dėl vaizdo šiek tiek protestuos, bet kas iš tų protestų, jeigu net neįvardina Rusijos kaip agresorės, neįvardina okupacijos, konfliktas, įvyko kažkoks konfliktas, reiškia jau Europa kapituliuoja. Aš turiu klausimą, tokį profesorių, aš esu savo tokiais kodiniais pavadinimais pasižymėjęs 2 teorijas. Vieną aš vadinu Landsbergio teoriją, kitą Tomo Venclovos teoriją. Jos nėra labai, aš sakyčiau, tokios viena kitą paneigiančios, tik tai yra tam tikrų interpretacinių niuansų tarp jų. Tai yra Rusijos ir Sovietų Sąjungos santykio teorija. Jūsų teorija, hipotetiškai aš vadinu pažiūrą, kad Sovietų Sąjunga buvo laikina forma. Yra Rusų imperija, kuri funkcionuoja ir veikia jau ne pirmą šimtmetį. Tai yra sena imperija. Ir skirtingai nuo vakarų imperijų jį nepatyrė jokių rimtų transformacijų. Sovietinė imperija buvo tam tikra modernizacijos fazė, pasitobulinimas toks tam tikras. Ir yra Venclovos pozicija, kad jo akimis tai buvo kokybiškai naujas darinys, nauja valstybė, kuri sunaikino pačią Rusiją ir kuri buvo kažkas tai radikaliai atgręžta prieš pačią Rusiją ir jos gyvybinius interesus. Jūs dabar komentuotumėte? Aš iš dalies sutinku, bet nesakau, kad Sovietų Sąjunga sunaikino visą Rusiją. Jis sunaikino gerąją Rusiją, o pasiėmė blogąją carizmo, imperializmo esmę. Ta pasiėmė ir tęsė. Ir netgi rusų emigrantai, kurie kovojo prieš bolševikus, po 10 ar daugiau metų Paryžiuje ar kitur pradėjo daryti išvadą. Aš žiūrėkit, vis tiek jie teisingai daro. Suprantat, jie išlaiko imperiją. Atrodo, Denikinas sveikino teritorijų susigrąžinimą. Ten jį buvo ir daugiau, reiškia, bet tai tas galų gale toje kultūrinėje Rusijoje, senojoje, taip pat buvo sluoksniai ir imperialistiškai mąstančių ir pataikaujančių, kaip ten Nekrasovas, kažkur net praspulškina, praslysta.
Litva, to viečinai sporslavian, Litvos kaip tokios nėra, reiškia. Ką padarysi, dėja, silpnybės didžiųjų žmonių. Buvo, aišku, ir Čadajevas, buvo ir dekabristai, buvo Čechovas, kuris labiausiai nekentė vergo dvasios rusų tautoje. Jis apie tai pirmas kalbėjo, žinoma, ne tribūnoje, bet pasakęs esminius dalykus. Vergo dvasia. Žiūrėkit, kaip dabar garbinama ta smurtinė valdžia. Kadangi Rusija gazdina pasaulį, tai labai gerai. Tai čia yra ta blogoji Rusija, kurią paveldėjo Sovietų sąjunga. Ir dėja dar ištobulino. Tai ar yra tikrosios Rusijos? Jos yra, bet kiek? Ir ar ji išeis į viešumą? Išeina keli žmonės protestuoti. Taip kaip įsiveržimo į Čekoslovakiją dieną. 9 išėjo Raudonąją aikštę. Dabar, man rodos, 8 išėjo protestuoti. Bet Kovaliovas stiprų pareiškimą vis dėlto padarė. Taip, tai yra keli paskutiniai, kol jų dar nenunuodijo ar kol jie nežuvo autokatastrofoje. Keli paskutiniai kovotojai dar yra už žmogiškasias vertybės, už garbingą Rusiją. Na, gal ir gims. Rusija visokių yra buvę tokių dvasinių stebuklų, dekabristų ar panašiai, kurie aukos ir galvas savo. Ne tik tai leisis ten Putinjugendo našių mušami gatvėje, bet nepabijos ir egzekucijas. Vardan Rusijos garbės ir savo žmogiško orumo. Aš gal tokia viltimi ir norėčiau baigti mūsų laidą, profesoriu. Aš noriu tikėti, kad vis dėlto, kad ir kaip būtų blogai, vis dėlto, jeigu atsiranda nors vienas ar 2 garbingi žmonės, tai yra jo viltis. Visada. Taip ir sakoma. Taip ir sakoma. Ir viešpats Dievas yra pasakęs, kad jeigu bus kiek ten 10 teisiųjų, ar galų gale 1, aš to miesto pasigailėsiu. Tai gal dar Rusijos ir pasigailės, o gal ir ne. Nes tokia Rusija gali ne tik pasaulį sunaikinti, gali save susinaikinti. Ir turbūt mes to nelinkim. Kaip ir galimybė, kad Rusija pradės netekti de facto savo didžiųjų Azijos teritorijų Kinijos naudai. Kas tada joje vyks? Kaip tas Rusijos fašizmas tada sprogs? Kaip pajus jėgą, kuri nebijo. Ne visi bijo. Koks įniršis, kad amerikiečių karo laivas įplaukė į Juodąją jūrą. Koks urzgimas, pamačius lazdą. Nu, gal galima kitaip gyventi pasaulyje. Mėginkime su tą viltimi ir baigti laidą. Profesoriau, ačiū labai Jums ir aš noriu tikėti, kad Jūsų balsas Europarlamente ir apskritai, pavadinkime taip, Europoje, kurią galima tikėti, yra ne balsas tyrose. Aš noriu tikėti, kad Jūs nebūsite vienišas. Ačiū Jums labai. Na, ne visai vienišas. Norisi to tikėti. Ačiū labai tada ir atsisveikindamas su maloniais žiūrovais, aš noriu pažadėti, kad mūsų sekmadienio popietės bus trumpos, bet intensyvios ir noriu tikėti turiningos ir malonės abiem pusėm. Ir mums, ir mūsų maloniem žiūrovam. Ačiū, iki naujų susitikimų laidoje Pepykčio.